Sveiki, tik kad jau nusprendžiau su šiuo daiktu išmokti važiuoti, išmokti skraidyti, šokti aukštai, tai pagalvojau, kad papasakosiu, kai man sekėsi pirmoji treniruotė. Tai va, treniruotę kaip tik darė Jurijus, kolega, su kuriuo, draugas, su kuriuo ir šoksim. Nu, planas yra šokti per lėktuvą, ar ne? Tai va, Jurijus darė treniruotę su treneriu, o aš taip neplanuotai tiesiog vakare susikroviau šmutkės visas, susikroviau motociklą į busą, susikroviau apsaugas, šalmus, batus ir pasiruošiau kitai dienai aprangą, kojines, viskas susidėjau, kad būsiu šlapės persirengti, viskas buvo paruošta ir padėta maišelis prie durų. Tai atėjo kita diena, išvažiavau į treniruotę ir nuvažiavęs į Grigiškių trasą supratau, kad tą maišelį su visa tą aprangą ir palikau namie. Nu, tai buvo taip, kad jau tiesiog nevažiuosim namo atgal dėl aprangos. Apsaugas visas turėjau, motociklą turėjau, tai važiavau vis tiek. Nu ir Jurijus treniravosi su treneriu, aš tiesiog, kaip minėjau, prisijungiau. Tai va, treneris juokavo, kas pradeda treniruoti su motociklais nuo tramplinų, tai tie labai greit į ligoninės. Tai reikia pradėti nuo pagrindų. Na, aš okei, čia, kad vis tiek jau atvažiavau pasivažinėti, tai pasivažinėsiu. Tai viskas lyg tai ėjo kaip ir neblogai. Viskas buvo ganėtinai tvarkingai, pasivažinėjau. Pradėjau pirmus centimetrus šokinėti ir viskas gerai. Aišku, kai nemoki važiuoti, tai važiuoji ne kojom, o rankom. Tai rankytės labai greit atsisako. O akytės vis dar nori. Atvažiavai, gražus oras, norėk dar. Nu ir yra ir taisyklė, labai jaus turi save, kad rankos jeigu nelaiko, tai daugiau nevažiuok. Tai va, tai aš važiavau ir sakau, nu dar ten tokį ratuką pasivažinėsiu, biškį pasimokysiu dar padirbėti. Tai ką, tai pirma treniruotė, aš aišku juokauju visą laiką, jeigu treniruotė be blyno, tai ne treniruotė. Tai per pirmą treniruotę vieną kartą paguldžiau motociklą ant smėlio, labai minkštai. Antrą kartą jau tos paskutinius važiavimus darant, per vieną šuolį pašokau, aišku, rankytės nusileido, biškį gaziukas matomai tim, motociklas priekin tim, aš žiūriu atsilieku, tada lyg tai pasigaut, bet vėl gaziukas ten nusileidinėjant nuo trampliną vėl tim, jau motociklą matau, kad aš jau nebepavėjau. Nu ir ką, ten kažkaip, tada motociklas griuvo, aš kažkaip per vairą, saltą, kūliais, porą stogų ir vėl atsistojau ant to. Taip, visi žiūrėjo, ten nieko neužsigavais. Nieko neskauda. Tai va, tai per šuoliką labai supratau, kad apranga vis tik tai mano buvo netinkama. Ir ką, kitą dieną pajutau, kad kirkšnį kažkur tiptelėjau, pečiai, nugarą skauda, visas 2-3 dienas, tai toks, net negalėjai sporto salėn, nors vis tiek sportavau ir toks, viskas skauda, atrodo, wow, čia atsistatys dar kada nors. Tai va, viskas kaip sulaužytas, tai treniruotė blynas buvo, treniruotė užskaityta ir rezumė, tai kas turbūt atmušta labiausia, tai atmušiau norą eksperimentuoti. Tai dabar kita treniruotė, jau derinama tik su treneriu, tam, kad įgaut pagrindus. Jau ten, aišku, už rankos treneris nenuves, bet pagrindas, laikysena, stovėsena ant motociklo, akceleracija, stabdymas, tai viskas turi būti, viską turiu praeiti. Tai va, tai atmušė norą eksperimentuoti. Toliau mokysimėms jau su mokytoju. Tai va, motociklas pirmus randus jau turi, duslintuvą pakrikštėjau, čia pakrikštėjau, čia biškį pakrikštėjau, čia visur tokių jau vieną kitą randelį po pirmos treniruotės turi. Tai va, tai nieko, rankų nenuleidžia, barysim treniruotis, oras iš tikrųjų superinis, turėtų būti -20 ir sniego iki kelių, tai mes turim plius 5-7, saulė šviečia, pasaka, tai manau, kad iki pavasario kažko išmoksim.